Šiandien matysite. Labą dieną. Artėja vištų sezonas. Aš galvoju, saulė kyla ten. Vat jinai čia dabar. Jinai tada eina čia ir leidžias ten. Čia ne aukštas pastatas, tai galvoju šitoj vietoj. Tik nežinau, ar prieš tvorą. Geriau prieš tvorą reikia, nes kai užsitveras, kad nereiktų eiti tenai. Ir pasidarysim čia bruderiukus. Reikia apie 2 metrai, 1,5 metro ir porą tokių padaryti. Gal net 3. Ir čia viščiukai praleiso pirmas 2-3 savaitės gyvenimo. Tai reiktų prakast kanaliuką išsimatavęs, kad leist vėlą ir tą sukurt rigą, kurį priseksiu dar prie žemės į tas duobes. Nu tai einam ieškot metriuko ir pradedam. Turim susisakę pagrindinius rėmus. Na, bandysim dėliot puzlę kažkaip tais. Kažkaip. Turėtų pavykti, manau. Jeigu ne, tai ne, bet bandom pasižiūrėti saulę. Nu, čia būn pavėsis, reiktų kažkur čia kurakiečias daryti. O jums būn, kad vidury darbo pamatai, kad biškį forsuoji ir nesigauna? Tai darbas ir meilė yra kaip bezdalas. Jeigu reikia forsuoti, greičiausiai šūdas. Man čia yra beveik gerai. Tai liko istrižainas, nes jis biškį Reikia istrižainų sutrūtint. tą sugalvot lengvą nuolydį nuo lietaus ir suruošim. Tai per šį savaitgalį bus padaryta, manau. Nebent negaus medžiagų. Gerai. Ir strižainas. Jo, sutinku. Matas maži netobulumai. Bet solidi struktūra. Oi, taip sulūžt gali. Tai dabar reikia sugalvot. Tas sugalvot. Dėsim ties čia lentą išilgai, ant kurios suksis
Varteliai tie. Prisidėti 100, paduot maisto, paduot gert. Tai čia tilps 150 viščiukų. Mažų aišku. Paskui realiai per pus daugiau vietos turėti. Jeigu ne daugiau dar. Daugiau. Dvigubai daugiau. Tai einam stogą pagaminti. Taip, kur aš padariau klaidą. Šita lenta iki čia, šita lenta iki čia, čia yra tarpas. Kažkur 2,5 cm, anoji pusė tas pats, o čia iki galo. Dėl to aš pametu 5 cm. Tai man reikia pasidaryti duris, kur šitam kampe šiam, 55 šiam. Tai biškai kreivesnės bus, bet gal čia toks dizainas. Ką jis išmano, čia toks dizainas. Tai tam duris pasidaryti. Penktadienio šeštadienio darbeliai. Va, turim veikianti, funkcionuojanti rigą. Biškitas čia kimba, bet viskas tvarkoj. Aš jo Structural Integrity pasitikiu. Ant ano kampo neklipau šitas pakilės, nenoriu. Tai kas liko su juo padaryti? Šitą visą dalį aptempt cinkuotą vėlą visur aplinkui. Tada ties čia cinkuotą vėlą. Ir apdėt šiltnamio plėvelę šoną. Apdėt. Šičia dėsiu tą irgi šiltnamio, bet kietą polikarbonatą. Tai čia turėtų viskas prisisukti gražiai gerai. Prikels tik tai šitą, kad būtų į kur įsisukti. Ir jo.
Sekmadienis, nemeluosiu. Tikėjaus, kad visą dieną lys, bet nustojo lyt. Reikia dirbti. Krovininis paliukas. Turim plokščių, porą. Turim šiltnamio plėvelės. Ir reikia apsikalt plėvelę pirmą. Tada apkalsim cinkuotą vėlą. Tai dabar pastrauksim vėlą, apkalsim pirmą plėvelę ir ant viršaus dėsim šitą. Kol kas taip. Važiuojam. Gerai, kameros išlapo, tai dar greit užsuksiu polikarbonatą ant viršaus. Šūdas, reiks trečios. Per pusę persikėlus užsidės. Nu, bet dabar taip. Einam slėptis nuo lietaus, parsivešim šuniukus į vidų ir einam montuoti šitą video. Biškį liūdnesnis toks, apsiniūręs. Bet noriu padėkoti, kad žiūrėjot. Skatina spaust patinka. Jei kažkas nepatinka, rašykit komentarą. Šiaip apie komentarus. Išbrango viščiukai. Išbrango. Gal žinot, kur galima nupirkti broilerių pigiau negu po 2 eurus vieną dieną. Ačiū. Subscribe, hebra. Ate.